Šiandien 12 kelionės diena. Jau šiandien iš ryto, va dabar numyniau nuo savo tos nakvynės vietos 31 km su biškiu. Ir va šiam va būtent taške, va čia, tam miške. Va čia va yra lygiai dabar numinta nuo mano namų lygiai 1000 km. Tai dabar tai parodysiu, kur čia randas. Tai čia dabar randas va čia, prie kažkokią rezervatą. Ir važiuojam va Krodzimijas. Mažinamės. Ir pagal Lenkijos maršrutą jau čia nuvažiavau va tiek va. Jau kaip ir nebedaug belika man pasiekti jau nebedaug belika jau Vokietijos siena. Jau fainai, jau daug atrodo numyniau. Atrodo, ką tik pradėjau mint, jau 12 dieną šiandien. Va jei. Šiandien šeštadienis, šiandien būtinai reikia kažką nusipirkti man užvalgyti. Nes rytoj gali nedirbti tos didžiosios parduotuvės. Nors kaimo parduotuvės aš nežinau, dirbs ar nedirbs, bet geriau apsidrausti. Sveikinas, mandagus visi, ne visi. Yra, kur nesisveikin, bet daugumą sveikinas. Pagalvojau, kad kiek dienų aš nesimaudėsiu, galiu važinėtis iš tikrųjų. Ir be to, jau taip 7 dienas atmyniau, be poilsio atrodo, kad 7. Tai čia po kaimukus pasivažinėjau ir radau tokį viešbutuką, čia rast, kavinė. Va, prūts yra, čia žvejot man atrodo gali, kiek mačiau parodyta buvo. Ir va toks va, ten kažkur antram aukšte mano kambarys yra, tik dabar nežinau, katroj pusėj. Tai va toks va viešbutuks čia. Dabar jau nusinešiau porą tašių jau. Tai sumokėjau 160 zlotų. 160, tai 4x4 40 eurų. Ne visai 40, mažiau negu 40. Viskas, ten garažiuks yra. Vakarą nuvarysiu dviratį tenai. Dabar einu nusimaudyti, viską normaliai. Čia restaurants yra da, kavinė, gali pavalgyti, bet šiandien bus pirmos komunijos. Čia kažkoks renginys, tai čia jie ruošias labai smarkiai, mačiau. Tai kol dar nepridariau bardaką tam kambarį. Dar pasižiūrėkim, kur aš čia atvažiavau. Čia daiktus jau susidėjau, jau po biškį neršu. Čia susidėjau taip. Vėliavą nukabinau. Ten dabar kol laikau tam kieme, dabar sakau, privažiuos čia visokių girtų Lenkų apdrūk. Ten kas nors lietuvis jam ką nors blogą padaręs yra kada nors. Paims man padangas pradurs. Negerai, gerai, toliau tęsim apžiūrą. Ką, 2 lovikės. Puiku. Užteks vienos. Čia kolona vidury, da kreivai stovinti kažkodėl tai. Taip, gerai, čia spinta, tuščia, spintelės, toks smagus kambariuks, teliks. Vonė tai didelė, faina, dušas, kriauklė, kaip visur normaliai. Stoguvingis, oba, gers. Į ežerą vaisi. Jo, gražu. Da, mačiau, ten yra terasa kažkokia tai.
O, balkonėlis. Wow. Jo. Čia jau ruošias puotai. Važiuoju iki Bedronkas. Įsipirksiu kokį nors bulkučių, visokių noriu labai saldaus kažko. Ten už manęs, nežinau, matos, bet ten dabar juodas dangus. Reikia greičiau man minti, nes man atrodo, kad ten lietus ateina. Spėjau grįžti, viskas gerai. Nesulijau, bet jau taip, jau vėjas sukilo prieš vėją, minkiau taip, kad jau buvo sunku jau. Kažkaip be tų krepšių, ne kažką čia, taip jau kažkaip įsivaizdavau, be krepšių dabar kai minsiu, tai čia bus kaip pukelis viskas. Nieka vis tiek, nu gal dėl to, kad kažkaip numiniau beveik prieš vėją, parminiau beveik prieš vėją. Taip iš šono buvo tas vėjas, nu tai prisipirkau dabar visokių beryšybių, aišku, valgoma beveik nieka. Bulkutės, šokoladai, sausainiai, jogurtai. Ai, da čia sriuba kažkokia, ai, čia barščiai. Ieškojau kažką kitokių, bet kokie buvo, tokie buvo. Biškis sriubikės reikia užvalgyti. Nu, kiek aš čia, ai, čia už tą visą gėrį, už tą visą sumokėjau 15 eurų. Kažkur tai. Nu, palyginus kaip valgoma nieka nėra, vien saldumynai, tai nemažai. Laukia lietus lyn, žiūriu teliką, prie kompada biškį sėdžiu. Į tą sugalvojau, nusipirkau barščio šai. Galvojau, kaip jos pasišildysiu šai. Tai blemba, taigi dabar prisiminiau, kad turiu tągi savo dujinę viryklę, tai aišku, dabar viešbutį pasijungiau tūlikę. Vaniuoju pasijungiau šildytis. Čia todėl, kad ten tai tos grindas tokias medinės, sunkiai matysis, kur prilaisčiau, čia matysis labai gerai, bus lengva išvalyti, jeigu prilaistysiu. Nepaliksiu kiaulidės čia. Viskas, laukia sutema, einu mieguoti. Tokią lenkišką gerą kanalą suradau, čia muzikas groja. Vien va tokias visas linksmas, lenkiškas, tokias fainas, labai geras. Tai pasileisiu, tegu groja čia man naktį, tegu mane linksmin, tyliai taip pim pim pim. Išvažiavau iš viešbučio, dabar važiuoju per laukus, miškus, per kaimukus. Šiandien sekmadienis, tai visai nėra žmonių niekur, visur visi sulindę namuose, turbūt bažnyčiose. Man tokie vat, tie kaimukai, miesteliai, čia va, tokie vat, labai patinka. Tokie miesteliai. Čia tokia pagrindinė gatvė skaitos kažkokia tai. Ten prieš tai, kur buvo tokia aikštė. Nu, tokie labai jaukus.
Tai dabar planuoju, ne kol gražus oras dabar, nieks nelyn, bet labai drėgmės daug, labai dušna. Tai norėčiau pasiekti miestą Lezno, turbūt Lezno. Ten dar 50 kažkeli kilometrai iki jo pravažiuotą miestą. Į ten kažkur sugalvot, kad pernakvot kažkur miškelį. Ten paskui iš to Lezno dar didelis prasideda ne nacionalinis parkas, o kraštovaizdžio parkas kažkoks tenai. Tai nežinau, iki to parką davažiuot kažkur tai panašiai būtų gerai. Važiavau to akmenim grįstų taku ten ilgai, tai kokius 2 kilometrus, tai galvoju, tai tikrai čia jau kažkas, jeigu tokį kelią pasidaręs, tai čia paprastam kaime nebus. Tai va čia toksai dvaras kažkieno, tai ten buvo parašyta, bet tai čia tų dvarų. Kiekvienam kaime turbūt po dvarą buvo. Kažkoks garsas prieš valandą atsirado, nesuprantu kur, ir ratą bandau sukti ir nesuprantu. Sakau, gali lindęs koksai medvarstis į padangą. Bet ką nėra, nieko, nerandu, kame reikalas. Jau biškai taip nervuoju, toks valandą laiką važiuoju, taip cak, 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 cak. Tai biškai nervin. Kažkur reikės patogioj vietoj sustot, paieškoti, kas čia dabar nusimtas tašės. Sakau, kad nenervintų tas kalims, taip reik pavalgyti, nebus toks nervuotas. Pievoje sustojau laukuose, iš viso konkrečiai laukuose. Privažiavau Lezno miestą. Čia irgi miestas, čia šiam 5-4 tūkstančiai gyventojų. Už Alytų didesnis. Toks miestas. Nieko jame gera nėra. Man kas gera, tik tais reikalinga parduotuvė, kad nusipirkti vandenį. Ir viskas, tai aš pravažiuosiu tą miestą ir kažkur stosiu nakvoti, nes nusiboda šiandien mint, nuobodu labai mint, tokie vieni laukai tiesias, kelias tiesiai važiuoju, biškai pasuki vėl tiesiai, vienais laukais. Kažkaip nusiboda. Tai eisiu kažkur. Ten mačiau už miestą, biškai pavažiavus, yra kažkokių miškiukų, būt gerai laukuose geriau, ne miškiukė, nes miškiukė ten tie lapai labai nesąmoningi tokie. Kol išsišluoju, kol ką tai. Bet bus kaip bus, ką rasiu, tas bus gerai. Viskas, važiuoju miestą.
tasai va parduotuvių tinklas, va, kur sekmadieniais dirb visada, kur pastoji gerai nusipirkti viską yra. Ir man čia tas vengras patarė, sako, tas visą laiką dirbs, kai visas kitas parduotuvės nedirb. Tai labai puikus tas prekybos centras. Ir čia toksai skveras toks įdomus. Čia va toksai einu gatvė. Čia nežinau, ką reiškia, tuo išsiversiu, sužinosiu. Bet jeigu visi važinėjas, tai vadinas, gali važinėtis. Arba negali. Viskas, vandens nusipirkau, daugiau nieko nereikėjo. Minų iš to miesto. Ir turbūt supratau, kad tas ženklas reiškia, kad tas neliečia tas ženklas dviratininko. Tik tais automobiliam, kad yra draudžiama važiuoti, dviratininkam galima. Nu tai ką, atvažiavau savo nakvynės vietą. Čia už Lezno nuvažiavau kokį 10 gal kilometrų, gal mažiau. Na ir tokioj palūkmi va čia pasodinti ūkininką kažkas tai gėrybės kažkokias. Nežinau kas, dar nebuvau nuėjęs. Čia pamiškėjai tokioj visai faina viečiukė. Dar nei daiktų nieką neišsikrovau. Tai pavalgau kažką tai. Kokių dešrelių ten pavalgysiu, turbūt nieką. Reikia suvalgyti, kad nesugestų. Ir viskas, ir eisiu ilsėtis. Nuvažiavau 8-3 kilometrus, galvojau, kad čia aš niekad nenuvažiuosiu, kažkaip atrodė, kad pavargau, galvoju, ko aš čia pavargau, bet tai žiūriu, 8-3 kilai, tai jau normaliai nuvažiuota. Tai nieko baisu. Nu, rytoj tikrai jau bus turbūt neįdomi diena, nes tikrai nieko nenusimato jokią miestą ir didesnė vieni kaimai, nors kitą kartą tuos kaimuose dar būn fainiau važiuoti ir daugiau ką pamatai negu tą miestą, didmiestį kokiam tai. Tai viskas, einu valgyt ir iki rytojaus. 14 kelionės dieną. Išvažiavau šiandien apie 8 valandą. Tai dabar čia nuvažiavau gal kokį pusvalandį ar gal biškį daugiau. Privažiavau tokį kraštovaizdžio parką. Tai va, čia netoli Lezno miestelė, va, aš buvau čia Lezno mieste. Tai išvažiavau iš to miesto, važiavau čia ir tu jest, čia aš esu dabar čia. Ir va čia Prometskiy park Krajaobrazovy. Kraštovaizdžio kažkoks Prometskio parks, nesvarbu koks, bet važiuojam čia, paskui važiuosiu pro čia ir viskas. Ir žemėlapis mano čia baigęs. Mano žemėlapis čia baigęs, tai toliau mano žemėlapis mano telefone. Tai šiandien aš galvoju pasiekti Oderio upę. Netiek daug beliko. Tiksliai nežiūrėjau kiek kilometrų, gal eilinį kartą vėl apsigausiu, kad atrodo mažai. Bet manau, kad tikrai pasieksiu šiandien. Tik nežinau, ar prie tos upės bus ten priėjims, kur ar nebus. Šiaip tai jokio skirtumo. Ar prie tos upės mėgia, kur krūmuose, kai mėgia, tu nejunti tą upę šalia, ne šalia. Na į ką, važiuosiu, bandysiu tą parkelį dabar. O čia, aišku, žvyrkelis bus, bet bus gražių vaizdų gal. Kažką pasižiūrėti.
Tai va, čia toks va žemėlapis yra visą to parką čia. Su visais dviračių takais, va kiek dviračių takų čia yra pripiešta. Na ir faina. Važiuoju pirmyn. Vėl papuoliau į gerą kelią. Tokį vėl smėlį konkretų. Tai sustoja toksai, važiuoju iš priekio lenks. Nu, su tokia kuzavinė mašina, tokia su būda galia kuzavėlis mažas. Galvoju, kaip būtų gerai, kad tu man sakytum, o, braliuk, sakytų. Siesk, apsisuks, aš tave nuvešiu, nes tau da toli stumtis iš tikrųjų tuo keliu. Bet ne, jis kažką paburbuliavo tenai. Kiek supratau, sako, nu kaip sekas stumtis. Nein pavažiuoti kažką tą. Tokia turbūt pasakė, nuvažiavo. Kai į tą pusę važiuotų, tai gali būti tikrai pavežęs. Tai aš dabar vat, nuo ten, iš ano galo, va, ten kur properša matos. Tai čia kiek bus, pusę kilometrą gal daugiau. Ir dabar man da ten reikia nusistumti iki ano galą. Nu nieko. Vat per tą vat miškiuką, va čia geriau yra stumtis per samanas, negu per tą smėlį. Įda svarbiausia, kad odai les čia visur. Tai negali nei sustoti, nei sekundė. Va dabar sustojau, tai jau dabar, kol čia šneku, jau mane kokie 3-4 jau įgėlė, net nugarą sugebėjai kast per maikę. Gerai, viskas. Mažiau kalbų, daugiau stumimo. Išsidrėbiau. Tam šudinam keliį nepargriuvau. Dabar čia iš plentą, sakau, išsuksiu, užknisa tos mašinas. Važiuoti čia sukaus. Šnai. Smagu. Bet gerai, kad niekur ne. Nušokau kai ninja nuo to dviračio. Geras. Pirms griuvims. Tikiuos paskutinis. Pasiekiau Oderio upę, viskas. Aš jau čia, prie upės. Oi. Nėra labai didelė, aš galvau, kad tikėjaus, kad bus tokia platesnė, bet normaliai viskas. Einu dabar savo kojas purvinas nuo dulkių. Gerai atrodo, spalvikė pagal kojas. Kai lavona kokia. Geras.
Ai, va tenai, va yra, mačiau Rockwool gamyklą, kur tie kaminai, oi, kur akmens vatą gamin. Tai dar vieną įžymybę pasiekiau. Ten Nestle buvo. Nestle atrodo, jo. O čia dabar Rockwool. Čia toks pliažas visai neblogs. Kaip tik man čia. Galėsiu degintis, pasitiesęs kokią dėjeliuką. O dabar pirmą kartą įmerksiu kojas į vandenį. Šalta. Bet kojykas tai gerai atrodo, tokias konkrečiai. Aš būsiu pabraidęs Oderio upėj. Nu, vanduo toks nelabai koks atrodo, toks spalvikė. Tokia mūtna labai. Bet taip nešalts. Bet maudyti turbūt, kad neisiu. Bet nors nusipraust bus, kur čia man puikiai labai. Nu va, viskas. Palapinės danės statau, nes prikaitint saulę. Tai va čia kur nors, čia laužavietė yra, bet aš irgi laužą nekūrensiu, nes paskui, kur aš rūbus dūmais susmirdusiais. Čia galvoju, kažkur tai įsitiesiu palapinę ir galėsiu grožėtis vaizdu į upę. Einu dabar ramiai pasidėsiu, viskas. Nes nusikoliau jau. Nu tai ką, biški, buvo taip užsidėjęs debesys ir greit pastačiau palapinę į nebelyje, nustoja. Tai da biški numigau palapiniai būdams. Čia biški saulės baterijas buvau pasidėjęs kraut powerbanką. Ir dabar atein debesys pradės lytoj. Tai ką aš norėjau pasakyti? Norėjau pasakyti, kad man dar lika apie 100 kilometrų iki nuvažiuoti. Tai nežinau, rytoj nuvažiuosiu ar nenuvažiuosiu, gal nenuvažiuosiu. Nes čia tokiais keliais, tai čia kažkokia tragedija. Aš jau mačiau, šiandien buvau pavažiavęs biškį palei upę, tai ten toks pats Melins, kur tenai ką važiavau. Kur nevažiavau, kur stūmus, tai čia irgi tai tas pats. Tai turbūt važiuosiu kažkur iki didesnę kelią ir bandysiu tenai kažką organizuoti. Taip, o dabar greitai parodau, kur randuos. Ir tai va, randuos aš čia netoli Zeliona gora prie upės. Prie Oderio upės. Ir man jau visai nebedaug belika bevažiuoti, jau čia galim sakyti jau va. Toks atstumiuks tik tais. Va, toksai visai nedidelis atstums. Tai matysiu, kaip čia bus. Žiūrėsiu. Ar rytoj per dieną nuvažiuosiu, arba per 2. Nu, tai greičiausiai, kad per 2. Ir jau už 2 dienų tikrai jau būsiu Vokietijai. Gerai, viskas, odai kant, lendu į palapinę, einu miegoti, labanaktis.